Sveiki, parodysiu, kaip pasidaryti gerą ir patvarę kilpą iš monofilamentinio raningo. Tam mums reikės raningo, vedančio siūlo, paprastos vielos, greitai stengstančių klijų, ir šarvo. Tai yra kažkokių klijų, iš kurių mes galėsime padaryti šarvą mazgui. Galima naudoti akvašiūrą, jisai ilgiau stengsta. Šiuo atveju aš naudosiu Rio UV klijus. Jie labai greit stengsta ir šarvas būna pakankamai elastiškas. Vielą perlenkiu pusiau ir pasidarau kilputę, kurią tvirtinu į spaustuvą. Tada perlenkiu kokią 10 cm raningo, truputį suspaudžiu, kad liktų smaigalys kilpai ir veriu per vielą. Patį galiuką sukabinu vedančiu siūlu. Sutvirtinęs praskėčiu kilpą ir jos vidinę dalį patepu klijais. Įtempiu raningą ir apsuku vedančių siūlų. Pagrindinė jo funkcija yra laikyti suspaustą raningą tol, kol išdžius klijai. Daugiau nieko jisai čia ir nedaro. Pačiame gale kelios apvijos. Ir galima baigti tvirtinimą. Tvirtinimą baigti galima arba mazgu, arba tiesiog patepus klijais. Didelio skirtumo nesudaro. Kaip jau minėjau, pagrindinė siūlo funkcija yra tik tai palaikyti suspaustą raningą, kol išdžius klijai. Toliau darbo metu visą naštą neš klijai. Visas tvirtumas ateina iš to, kad raningas tarp savęs suklijuotas. O tempimo metu kilpa nesiskečia, o tempiasi. Ir šitų klijų tikrai užtenka tvirtumui užtikrinti. Štai mūsų kilpa beveik baigtina. Liko palaukti, kol išdžius klijai ir užlieti šarvą. Pasinaudosiu tom, kad šviečia saulutė ir viską užliesiu Rio UV klijais. Aišku, tepti man reikės pavėsyje. Dėl šito jūs nepamatysite. Štai užlietas mazgas. Dabar beliko palaikyti kelias minutės saulėje ir skaidrus šarvas visiškai išdžius. Jisai bus elastiškas, nelūžinės ir užtikrins, kad mano kilpa eitų per žiedus
be jokių kliuvimų. Tai kaip matote, nieko sudėtingo ir turime labai gerą per žiedus lendančią kilpą. Paprasčiau nebūna.